Šiek tiek apie pilvo korsetą arba korekcinį diržą, kuris yra naudojamas pagimdžius maždaug 1-2 savaitės po gimdymo arba po cezario pjūvio praeis maždaug 1-3 parom, kai jau šiek tiek atslūgsta patinimas, šiek tiek užsitraukia žaizda ir gydytojas jau leidžia jį nešioti. Kam jis reikalingas? Svarbiausia yra keli dalykai. Tai yra pirmiausia, jį dar reikėtų nešioti tik tai vaikštant, gulint, nėra tikslo jo nešioti. O funkcija, tai pagrindinės funkcijos, tai yra prilaiko pilvo raumenis, kurie nėštumo metu yra labai stipriai pasilpę. Taip pat labai stabilizuoja nugaros stuburo, apskritai stuburo juosmeninę ypač sritį, kuri irgi yra dėl nėštumo labai stipriai pasilpusi. Labai gerai yra diastezės profilaktikai ir apskritai yra toks standumo jausmas, kad šiek tiek tu jautiesi lyg toks susirinkęs. Ir tai yra rekomenduojama nešioti maždaug 1-2 savaitės po gimdymo, kol kūnas šiek tiek stabilizuojasi. Diržų yra įvairių, bet man iš tikrųjų patinka ir jie gal geriausiai visgi yra, kai yra kelių sluoksnių, kai yra užsisegama keliais sluoksniais. Nuo stipriausio tempimo link silpnesnio. Būna ir 3 sluoksnių šitie diržai. Šiuo metu aš turiu tik tai tokį, tai rodau kaip pavyzdį. Korekcinį diržą dedama visada atsigulus, kad būtų atpalaiduotas visas raumenynas. Geriausias diržas tai yra, kada yra kelių sluoksnių užsegimas, tada mes galim tolygiai išdėstyti visą tą tempimą. Diržas pradedamas dėti nuo apačios, apačia yra įtempiama labiausiai, vidurys yra šiek tiek lengviau ir pats viršus, jeigu mes turime 3 sluoksnių diržą, iš vis yra pats lengviausias. Dėti reikia sekti apatinę diržo dalį ties gaktikauliu ir viršutinė dalis turi būti šiek tiek aukščiau bambos, panašiai ties šonkaulio apatinė riba. Diržą įtempiam tiek, kad galėtumėm lengvai kvėpuoti, kad neužspaustų mūsų kvėpavimą. Ir dedam, stengiamės taip dėti, kad nesigautų aukštyn. Diržo uždėjimas maždaug turėtų būti šitoks. Čia yra gaktikulis, čia yra šonkaulių apačia. Ką dar reikėtų žinoti apie diržo uždėjimą? Labai svarbu, kad diržas nebūtų uždėtas per aukštai. Kaip jau minėjau, tai turėtų būti ne aukščiau nei apatinė dalis, šonkaulio apatinė dalis. Jeigu yra diržas uždėtas per aukštai, spaudimas vyksta į vidaus organus ir tai gali atsiliepti ir padidėja prolapso rizika ir apskritai vidaus organų spaudimui, dubens dugno spaudimui, tai nėra gerai. Tai tiesiog vėlgi dar kartą pasikartoju, diržo apačia turi būti ties gaktikaulį, viršutinė dalis ties šonkaulių apačia arba šiek tiek, kitaip tariant, virš bambos. Dėvėkit saikingai, užsidėkit taip, kad nebūtų labai didelio spaudimo, kad galima būtų laisvai kvėpuoti pilvu, nes turit jausis tiesiog komfortą tokį, nes jeigu jausit skausmą, jausit labai nemalonius kažkokius jausmus, vadinasi yra neteisingai diržas uždėtas, jį reikia uždėti taip, kad jūs jaustumėt kaip tik tokį susirinkimą, stabilumą ir kaip tik tokį komfortišką savijautą.